Visą gyvenimą išdirbau Akmenėje gimnazijoje, dailės ir dizaino mokykloje, bet pirmasis mano išsilavinimas geologija. Ar bent jau žinot, kas tai yra? Tai yra mineralogijos sritis, nagrinėjanti įvairių struktūrų, mineralų ir akmenų sandaras, nustatymus ir visi inžineriniai tie dalykai, visi spektroskopai, visi tie įrenginiai, kuriais nustatomi yra iš tikrųjų brangakmeniai, ar tai sintetiniai akmenys, ar dar visi išpadaryti, tai va mano yra išsilavinimo bazė. Vėliau su ta mineralogija aš nelabai nesėjau savo karjeros, užtat, kai pradėjau dirbti su natūralia oda dirbinius saviškis, tai ne vieno jų neįsivaizdavau. Matyt, ta nostalgija iš jaunystės, žinokit, atnešė savo pataisas į tą natūralią odą, į tuos dirbinius, tuos kūrinius jau ir didesnius, ir mažesnius, net į paveikslus integravau būtinai akmenukus. Nes man jie atrodė žavūs, man jie atrodė turintis tikrą dvasią tokią, nešančią iš labai gilių viduramžių, iš priešistorinių laikų. Ir vienu žodžiu, vat šitai. Ką mes žinom apie akmenuką? Akmenų valstiečiui arba šiaip dirbančiam žmogui, žinokit, akmenukas ir darže trukdo, ir laukose trukdo, renkom juos susirietę, keikiam, metam į pašalės visokias ir vėl toliau, kad mums padarbo negadintų. O iš tikrųjų akmuo yra lygiai tokia pat cheminės sudėties struktūrinis elementas gamtoj, tokia frakcija, kuri laiko visą mūsų dirvožemį, kad jo neišplautų arba neužpustytų atmosferinės sąlygos. Va, dabar mano akmenukai yra labiau pusbrangiai, brangus ir labai brangus, kuriais aš domiuosi. Bet yra, žinokit, ir tuose fundamentaliuose, daug sutinkančiuose akmenukuose sava dvasia. Daleiskim. Bazaltas. Bazaltas yra vulkaninės kilmės akmenukas, bet jis neša, žinokit, tą senovės prigimties atmintį. Jo kristalinė gardelė yra ypatinga. Jie kartu su kalcitais, su reiškia, tokios granitais, marmurais ir visų kitų rūšių akmenimis sudaro tokią tarytum sąjungą per orą. Apie bazaltą galiu pasakyti tokį dalyką. Jau kažkada, kai mokiausi kalnakasybos institute, man dėstytoja tokia viena sakė, žinokit, bazaltas yra norų išpildytojas. Ir kai skulptorius Adomaitis Pušynė pastatė, reiškia, daug ten įvairių darbų, bet vienas iš jų yra arka. Tokia akmeninė arka. Aš kai nuėjau jo pasižiūrėti, žiūriu, aha, dešiniai pusiai, kairiai pusiai, du granitai dideli tokie, o dešiniai trys bazaltai. Galvoju, aš patikrinsiu savo dėstytojas tą tezę, tą hipotezę, ar teisinga yra, ar neteisinga. O buvom sykiu su savo, mano jauniausiu sūnum ir jo žmona. Ilgai neturėjau labai anūkų, užtat užsiverkiau, sugalvojau norą ir žengiau per tą arką. Jau supratot, koks man tas noras. Sūnus irgi iš paskos pražingsniavo per parką. Jis buvo tuomet baigęs Marinti akademiją ir siekė kapitono karjerą. Karo akademiją baigęs? Ne karo akademiją. Civilinių laivų. O Marti irgi, jinai dar nebuvo, jie tik gyveno sykiu, bet nebuvo Marti. Kandidatas. Su žaliai. Ir jie žingsniavo tuo. Žinokit, per tuos vienerius metus išsipildė visų trijų norų. Aš sulaukiu anūko,
Marta labai norėjo ištekėti ir buvo tas santuokas įformint, o sūnus gavo, kad tai nelaisvė. Tai dabar